Dar vienas mažylis, tiksliau mažylė, neturi iki dabar vardo. Tad norime labai sužinoti, tai kviečiame Volvo klubo prezidentą. Pasakyti, tai koksgi bus tas mūsų Lušytės vardas? Iš tikrųjų, tai labai norim padėkoti visiems vaikam už labai aktyvų dalyvavimą ir mums iš tikrųjų gana sunku buvo, tiesą sakant, neskaičiavom, kiek tų lapelių buvo išpildytų, bet tikrai gal 150 variantų. Ir iš tikrųjų labai sunku buvo išrinkti vardą, kuris tiktų mūsų mažyliai. Bet nieko nepadarysi, kažkokį tai vis tiek reikėjo išrinkti. Ir mūsų nuomonė, kad mažai geriausiai tiktų vardą Pėdutė. Ir mergaitė, kurios vardas Elvija, ar yra čia tokia? Ar yra mergaitė, kurios vardas Elvija ir kuri pasiūlė Pėdutės vardą mūsų Lušiukiai? Čia nėra. Nieko nepadarysi. Jinai paliko ir močiutės telefoną, taip kad mes susisieksime su močiute ir įteiksime jai... O, yra. Oi. Va. Taip kad Lušiukė dabar turės tavo sugalvotą vardą. Ir čia, kaip krikšto mamai Lušiukės mūsų, tau dovanėlį. Prašau. Paplokim visi Elvijai. Ačiū labai. Dėkojame už tokį gražų Lušytei vardą, Pėdutė. Kadangi mums sunku buvo išrinkti, iš tikrųjų tie vardai visi labai gražus buvo. Mes, aišku, visiems prizų negalim vaikučiam duoti. Bet mes, taip sakant, kai visą laiką trejetukas gražiausių mums patikusių ir antra vieta, antra vieta vardas, kurį mes, sakykime, kaip ir buvom palikę rezervę, jeigu kartais Elvijos nebūtų, tai vardas Pūkutė buvo pasiūlytas, kurį pasiūlė Dominykas. Ar yra čia Dominykas? Telefoną jo, taip kad mes pasiskambinsim susitikti ir jam padovanosim štai tokį mažą simpatišką meškutį, kuris primintų jam apie zoologijos sodą. Ir trečiasis vardas, kuris daugiausia, sakykime, mūsų simpatijų surinko, buvo Kaja. Ir jį buvo pasiūliusi Rugilė. Ar yra čia Rugilė? Ar yra Rugilė, kuri pasiūlė Kajos vardą Lušiukiai? O, va. Taip kad už tokį vardą mes tokį atšvaitą tau dovanojam visą laiką, eidama į mokyklą, prisisek jį, kad tave visi vairuotojai tamsoj matytų ir kad saugiai pasiektum tiek namus, tiek mokyklą. Ačiū labai. Prašom įamžinti, užrašyti vardą. Labai dėkojame. Klausyk, Andriau. O gal leidžia tai kokia šiek tiek... Kokia amžiaus dabar jinai? Dabar yra 3...
Fantazija. A, jau buvo viršuj, Andriu. Kur? Pasižiūrėk, jinai už stulpo šito, už rąsto. Viršuj. Gerai. Va. Ir dabar? Aš kaip noriu, aš nežinau, čia reikalingas, nereikalingas. Ne, viskas okei. Nu tik šitokią damą klausyk turiu. Tai po to su fotofotu padaryti. Ne, ir įvą dar įdėsit. Ne, ir į mailušį nupiešiu. Taigi visai nieko senelis, ne? Čiotkas. Nu va. Drąsi mergaitė. Kur vas? Tenai. Paskatino. Nusisuko, nu tai ką? Alio, ei! Taip griežtai užsisuko. Jo, čia ką jūs norit? Ignoras. Ne, tai viskas, sekančią savaitę mes sužiūrėsime, kur jūs matavęs. Aš pasibražiau, žinai. Nes reikia iš tos supranimų griauti. Ką dabar su ją daryti? Dar suprantu vienas dalykas, kad man kurią darysime. Nieko nedaromės. Dar irgi Įdūkas tiksliai padaryti. Galvoja, tai reikia padaryti. Čia kaip ir visi turbūt, ne? Vaidas ateina. Tas Vaidas. Atėjo jau. Norėjau skambinti. Kita viršininkė, kaip mums stoti ir gult, kad matytųsi, gerai būtų ir tas matytųsi. Kas į narvą? Į aptvarą nesiūlyti. Tai netilpsim. Svarbiausia nepanikuoti. Visi susispaudo. Pasakykit, kurį medį tavo įkelt, mes pabandysim. Gerai. Stambesnė. Aš čia prie stambesnių ar ne? Jo, aukštesnį į antrą planą. Vidury ar čia? Gerai. Visi už manęs reikiuojasi. Rimtesnių vyrų. Tai kaip, dabar jau išvažinėjom, ar dar pagrybaujam čia? Alio, dar norėčiau dėmesio visų. Dėmesio tik matyti. dar valandą. O jau kiek dabar? A, teisingai. O tai gal pabūnam dar iki 3 ir tada 3 valandą kaip ir... Gerai, mes dar apeit norim, ne viską. Nes aš irgi noriu pasižiūrėti, nes taip ir nemačiau nieko. Dar norėčiau visų dėmesio, kol dar visi krūvoje esame dėl... Už porą savaičių bus šeštadienį Gradmytas vadinamas, tas Volvo klubo organizuojamas, tai norėčiau, kaip sakyt, kaip ir šiandieną visi aktyviai ten bendrom pastangom atvykome, sudalyvavom, tai kas gali, kas turit noro, laiko ar pastangų irgi atvažiuoti į sodybą, bus įsėmimai, žaidimai, po to vakarienė, laužas, taip toliau ir, sakyt, norėčiau visus, kiek yra dabar ir dar, kaip sakyt, dar kolegų, ja, kad sujungti, prijungti. Bet kokiu atveju temui viskas yra. Jūs galite dalyvauti, bet daugtaškis toks riebus, žinai.